Dieną noriu pratęsti paskaitą tema žmogaus nervų sistemos sandara ir josios funkcijos. Tai keliausime gerokai giliau ir bandysime suvokti, biologinę prasme, kokias dalis galvos smegenyse mes turime ir už kokias funkcijas tos dalis yra atsakingos. Tai dar kartelį, liktai atsiminimui, kad turim galvos smegenis, esančius kaukolėj, ir žinome, turime nugaros smegenis, kurie lokalizuojasi stuburo kanale, ir nervai, kurie surenka visą informaciją iš mūsų periferijos. Taigi, kada mes žiūrime į galvos smegenis galime suskirstyti į pagrindinės dalis. Pirmoji dalis, apie kurią kalbėsime, tai yra smegenų kamienas, esantis šioje apatinėje dalyje. Žinoma, kad pagrindinė jo funkcija yra sujungti nugaros ir galvos smegenis ir visą tą informaciją surinkti ir perduoti iš nugaros smegenų į galvos smegenų esančias kitas dalis. Smegenų kamiene mes turime centrus, kurie atsakingi už refleksus ir atsakingi už gyvybinės funkcijas. Kokios tai galėtų būti? Galėtų būti virškinimas, kvėpavimas, sakykime, temperatūros palaikymas, tai būtent šių funkcijų, ar ne? Tai lygtais, kad būtų vizualiai aišku, tai yra smegenų kamienas esantis šioje dalyje, atsakingas už gyvybiškai svarbias funkcijas. Tai kokios tos gyvybiškai svarbios funkcijos? Tai dar kartelį mes kalbam apie kvėpavimą, apie kūno temperatūros palaikymą, apie virškinimą, miego budrumo režimą, rijimo reflekso palaikymą, ir skausmo pojūčio reguliavimą. Ir labai norėjau lygtais dar pakonkretinti, einant pavyzdžiais, kiek tas smegenų kamienas mums yra svarbus. Dar noriu priminti, kad iš tikrųjų funkcijos ar centrus, kurie reguliuoja visas tas gyvybiškai mums svarbias funkcijas, mes sąmoningai jų nesuvokiame ir mes jų negalime kontroliuoti. Tai jeigu pamenat, mes turim simpatinę ir parasimpatinę nervų sistemas, dar kartelį sąmoningai kontroliuoti šių sistemų mes negalime, todėl smegenų kamienas ir atsakingas už tas mūsų gyvybiškai svarbias funkcijas. Ir pavyzdžiui, jeigu mes turime tam tikras pažeidimus, kurie sąlygoti dėl traumų, dėl insultų, dėl infekcijos ar kažkokių kitų ligų, tai pavyzdžiui, jeigu sutriko rijimo refleksas, žmogus nebegali savarankiškai valgyti, atsiranda tikimybė užspringti net ryjant seiles, nes šis procesas, rijimo refleksas, nėra kontroliuojamas smegenų kamienų. Toliau, sutrikus kvėpavimo funkcijai, net ir jeigu sveiki yra žmogaus plaučiai, asmuo nebegali savarankiškai kvėpuoti. Dar kartelį, nes smegenų kamienas yra atsakingas už gyvybiškas funkcijas. Sutrikus miego budrumo režimui gali nukentėti miego kokybė, ir pradėti kankinti nemigą, apimti nenumaldomas mieguistumas. Pažeidus už skausmo pojūčių apdorojimą atsakingus būtent centrus, kas čia atsiranda, arba atsiranda nejautra skausmui, arba atvirkščiai mes kenčiame nepakeliamą skausmą. Jei insulto metu pažeidžiamos smegenų kamieno funkcijos, gali būti galūnė nejautra arba netgi paralyžius. Ir pavyzdžiui, Parkinsono ligos metu, jeigu yra pažeidžiamos juodoji nervinių ląstelių medžiaga, judesio sutrikimai, gali atsirasti galūnių drebėjimai. Taigi, pavyzdžiui, jeigu ir sutriko burnos raumenų valdymas, būtent nervų liga susirgusiam žmogui, gali pintis liežuvis ir atrodytų, kad jis yra apsvaigęs nuo alkoholio. Sutrikti pusiausvyrą reikės siekti, kad nepargriūti. Visiškas funkcijų praradimas, tai reiškia tikrai laikomas smegenų mirtimi. Tai vat smegenų kamienas, kuris atsakingas už mūsų gyvybinės funkcijas, kiek jis yra svarbus, jeigu ir mes turime tam tikrus funkcionuojančius organus, tačiau vėl
gyvybiniam funkcijom ši dalis yra ypatingai svarbi. Antroji galvos smegenų dalis tai yra tarpinės smegenys, jos yra šioje dalyje, yra giliai smegenų viduje ir yra virš smegenų kamieno. Ir čia mes turime dvi dalis, tai yra gumburą ir pagumburį. Ir jeigu taip apibendrinant, tarpinės smegenys yra tarpininkas, paskirstant informaciją tarp kitų galvos smegenų dalių ir reguliuojant organizmo vidaus organų veiklą. Tai tos dalis tarpinių smegenų mes turime gumburą. Gumburas dalyvauja perskirstant signalus į žievės sritis, tai pavyzdžiui, su lytėjimo susijusia informacija perduoda į imuomeninę skiltį esančią čia, pavyzdžiui, su kalba susijusia informacija gumburas perduoda į smilkininę skiltį, tikrai nagrinėsime šias skiltis. Pagumburio veikla, kur randate pagumburį būtent šioje vietoje, šioje lokacijoje, susijusi su kvėpavimo, pulso, kraujo spaudimu, skausmo pojūčių, kūno temperatūra ir prakaitavimo funkcijomis, jos reguliacijoms, taip pat reguliuoja medžiagų apykaitą, virškinimo funkcijas, alkį ir troškulį. Tarpinių smegenų pagumburio veikla, kaip jau aš minėjau, susijusi su kvėpavimu, reguliuojanti alkį, troškulį ir virškinimą, tačiau lygiai taip pat pagumburyje esantys centrai nuolat tikrina kraujo sudėtį. Ir jeigu, pavyzdžiui, aptinka didelį kiekį toksinių medžiagų, gali sukelti vėmimo refleksą. Toliau labai svarbu, kad pagumburis palaiko biologinį kūno ritmą, tai būtent, kad dieną mes būtume budrus, o naktį norėtume miegoti. Pagumburis dalyvauja hormonų reguliavimą, tai būtent, pavyzdžiui, hormonai susiję su kūno augimu, lytiniu brendimu, alkiu ir sotumo jausmu, būtent šiuos procesus pagumburis kontroliuoja. Na ir dalyvauja limbinėje sistemoje, apie kurią tikrai kalbėsim irgi paskaitose. Limbinė sistema atsakinga už emocijas ir netgi galime patvirtinti, kad pagumburio tikrai, jisai atsakingas už tai, kodėl mes, pavyzdžiui, neišsimiegoję ar išalkę daromės pikti. Smegenėlės, tai trečioji galvos smegenų dalis, sudaryta iš simetriškų pusrutulių ir vienareikšmiškai tai yra atsakinga už valingus judesius ir pusiausvyros reguliaciją. Ir būtent smegenėlės esančios šioje dalyje kontaktuoja su kitomis smegenų dalimis ir nugaros smegenimis ir dar kartelį atsakingos už koordinuotus judesius. Tai valingi, koordinuoti judesiai ir būtent dalyvauja atliekant tų valingų, koordinuotų judesių, priimant tam tikrus sprendimus, kurią kūno dalį, kaip judinti ir priima tai visiškai sąmoningai. Smegenėlės pačio judesio nesukelia, judesį sukelia būtent galvos smegenų žievės tam tikros dalis, apie tai mes tikrai nukeliausim, tačiau numato atskirų raumenų darbą, būtent tų raumenų darbą, susitraukimo jėgą, tonusą, judesio tikslumą, atlikimo laiką. Lygiai taip pat apskaičiuoja, kokiais judesiais reikia atlikti tą judesį, pavyzdžiui, judinti ranką, kaip stipriai spausti judesyje galūnę, ar ne, pavyzdžiui, kempinėlę valant nešvarūnus. Kuriuo momentu ir kiek reikia, pavyzdžiui, sulenkti kojas, lipant laiptais ar sėdint ant kėdės. Ir atsakingos už preciziškai atliekamus judesius, būtent jų koordinaciją, kontroliuojamų judesių diapazoną. Nutinka taip, kad dėl ilgalaikio, pavyzdžiui, alkoholio vartojimo ima trūkti maistinių medžiagų, vitaminų B1 ir gali kilti motorikos pusiausvyros problemos. Ir vienas iš tų smegenėlių funkcijų patikrinimo testų yra priliesti nosį pirštu. Tai galite atlikti ir dabar, klausydami mano paskaitos, galite atlikti
užsimerkę arba užmerktomis akimis ir taip pasitikrinti smegenėlių funkcijas koordinuotų, nekoordinuotų judesių. Toliau keliaujame ir mes turime būtinai pakalbėti apie didžiąsias smegenis, tai yra pati didžiausia smegenų dalis, esanti šioje lokalioje vietoje ir tai užima 3/4 smegenų tūrio ir tai sudaro 2 pusrutuliai. Ir vienareikšmiškai mes matome 2 pusrutulius, bet jeigu kalbėtume, iš ko jie yra sudaryti, tai jie yra sudaryti iš pilkosios smegenų dalies, matot, pilkai jinai yra ir pažymėta. Ir kodėl jinai yra pilkoji, nes yra sudaryta iš nervų ląstelių branduolių ir analizuoja pilkoji smegenų dalis atkeliavusią informaciją ir priima sprendimus dėl tolesnio elgesio. Pusrutuliuose viduje esanti medžiaga yra baltoji medžiaga ir sudaryta iš neuronų ataugų skaidulų. Ir būtent ši smegenų baltoji medžiaga dalyja informaciją ir jungia galvos smegenų skirtingų pusrutulius, smegenų dalis, sritis tarpusavyje tam, kad vyktų sklandi komunikacija. Tai turime dešinį ir kairįjį galvos smegenų pusrutulius ir dar kartelį, jeigu kad ir kaip mes žiūrėtume, bet baltoji medžiaga lyg ir jungia 2 pusrutulius tarpusavyje, bet vienareikšmiškai mes turime dar pažymėti tokį dalyką, kad čia būtent pusrutuliai atlieka sudėtingiausias smegenų funkcijas, tai yra aukščiausio lygio informacijos apdorojimas vyksta ir būtent sujungiami sąmoningai suprantama skirtingų pobūdžių informacija atkeliavusi visiškai skirtingais kanalais. Tai gali būti kanalai būtent klausos, regos, kūno pojūčių, emocijos kanalai ir būtent ši informacija sujungiama ir sąmoningai, būtent suprantama. Ir vienareikšmiškai, kada mes kalbame apie pusrutulius, mes čia turime smegenų žievę ir apie smegenų žievės svarbą mes tikrai kalbėsime dar kitose paskaitose, kada suskirstysime į tam tikras sritis. Ir pabaigiant kalbėti apie baltąją medžiagą, tai būtent dar kartelį baltoji medžiaga jungia skirtingas smegenų dalis vieną su kita. Tas jungtis ir informacijos sklaida vyksta įvairiausiamis kryptimis, iš apačios į viršų, iš priekio atgal, iš šono į vidų ir tai netgi gali sudaryti, vidutiniškai apie 150–170 tūkstančių kilometrų neuroninių skaidulų laidų ir labai gaila, tačiau nuo 3-ojo gyvenimo dešimtmečio kasmet baltosios smegenų medžiagos mes prarandame apie 1%. Žinome, mes turime neuroną kaip pagrindinę dalį, tai būtent kas tai yra ta baltoji medžiaga, tai būtent neurono aksonai, kurie ir atlieka tą komunikaciją ir informacijos perdavimą. Dar komunikacijos perdavimui labai svarbi galvos smegenų dalis, tai yra didžioji smegenų jungtis, matote šioje dalyje. Tai jinai yra sudaryta iš baltosios medžiagos, apie kurią mes jau čia kalbėjom, ar ne? Ir būtent dėl šios didžiosios smegenų jungties ta komunikacija vyksta sklandi, koordinuota ir būtent didžioji smegenų jungtis ir atlieka tą informacijos koordinuotus tuos veiksmus. Būtent kuo sudėtingesnė užduotis, tuo daugiau smegenų dalių turi įsitraukti ir už tą įsitraukimą atsakinga didžioji smegenų jungtis, būtent kuri ir sujungia abu pusrutulius ir skirtingas tas zonas, sritis tarpusavyje. Ir per didžiąją smegenų jungtį pereina daugiau nei 200 milijonų nervinių skaidulų, būtent kaip informacijos perdavimo keliu. Įdomu tai, kad perskirus 2 pusrutulius, kiekvienas ims dirbti atskirai ir gali kiekvienas atskirai suformuoti suvokimą ir priiminėti sprendimus.
Ir dar įdomu tai, kad kairysis smegenų pusrutulis informaciją gauna, kuri ateina iš dešinės kūno pusės dalies, o dešinysis pusrutulis iš kairės kūno pusės dalies. Taigi šiandieną tiek, ačiū už jūsų dėmesį, lauksiu kitose jūsų paskaitose, kur ir pratęsime savo diskusiją, kalbėdami apie galvos smegenų sandarą ir josios funkciją.